Sveiki visi ir kaip matot, šiandien filmuoju dar vieną Minecraft epizodą. Kaip pastebėjote, vėl čia komandos blokai. Tai čia yra trečias epizodas, kai aš mokinu jūs su komandos blokais tokią nors dalyką. Tai Laura, pasisveikink, čia jo servas. Antras iki jau. Tai aš dabar parodysiu, kaip gauti nesulaužomus daiktus. Tai kaip matot, čia yra Unbreakable. Tai reiškia, kad jisai niekada nesulūš. Matot, be jokių enchantų, tiesiog paprastas daiktas ir jisai mane lūžta. Matot? Nesinaudoja. Tai čia vat toksai, tokia paprasta gan komanda yra. Tai vat, rašote give etap, tai čia vardas, diamond, pikeksas, nu va čia tarpelis skaitos, pikeksas, vienas, nu kiek norim, pavyzdžiui, pabandykime 2. Nu, karočiui, neveikiant šito. Ai, nu, aš ant survivalės esu. Pabandykime game mode pasidaryti. Ir čia rašom 2. Kaip matot, 2. 0 tai yra tas, kur uždėjau ant filmuko. 0 yra filmuko. Nekreipi dėmesio, ko jinai čia klausia, bet tiesiog tai aš man patogiau, kai čia yra 1. Čia vat deda ten toksai Unbreakable, nu čia vat pamatysite 2.1. Taip. Jau, va. Kas būtų, čia parašyčiau 2. Karočiui nieko nepakeičia, bet tai gerai ir 1 yra. Tai tiesiog, vat, jums tikiuosi pravers šitą pamokėlę, kaip pasidaryti nesulaužomus daiktus. Man tai bent jau pavertė, kai aš per savo servą tenais. Nu, tik kad jisai, žinokit, yra ant Hamachi. Nežinau, gal padarysiu kada nors pamokėlę, kaip ant Hamachi paleisti servą, bet o gal ir ne. Tai, bet to, kaip žinia, jūs norėtumėt ten to giganto. Tenais, atsiprašau žmonės labai, bet tenais tas epizodas, kur su gigantu aš parodžiau, kaip atspaunanti, jo neina. Vien dėl to, nes tenais aš ne taip parašiau, biškai buvau primiršęs senokį spaunino už tos gigantus. Tai, kaip matot, va čia yra summon on gant, toksai kažkoks ženkliukas, 5. Ir va tokia vat komanda yra. Tai vat tikriausiai dabar pamatėt visi, va, tokia komanda. Ir va, pasižiūrėkit, kaip jie atrodo. Nu, čia 4 padarė, jinai. Va, pažiūrėkit, kokie didžiuliai. O, pasimkim kokį čia žemė. Va, pasižiūrėkit, kaip rankas ir polo uždėkim mūsų obuoliuko. Efilas. Taip, čia iš OP pamokėlės. Dega. Tai jos su jais labai gerai, kur Knatžbeko čia bulvė, va. Taip, lenksis. Knatžbekas ant jų taipogi veikia, vat šitą, vat, nu, knatžbekinkime. Kaben. Tai va, jie skraidyti irgi moka. Labai fainas ir dalykas, tie va tokie didžiuliai, zonai pasižiūrėkit, kaip jie atrodo, omg. Jo, koks vaizdelis kietas. Tai jo, jinai ten kapojas dabar priešim. Tai tikiuosi jums pravertė šitą pamoką ir... Jo, ten tas praeitas epizodas, ne 1, o 2, tai žiauriai kietai, dabar pasidariau tuos efektus. Tai tikiuosi jums patiko šitas epizodas ir parašykite man į komentarus, ar norėtumėt tokio, nu, kad aš parodyčiau, kaip atsisponinti mobą su armorais tenais. O gigantai šiais? Ne, šiais. Tai tiesiog, kad aš atsisponinčiau jį su armorais, tai parašykite į komentarus gerai. Kai surinksiu 3 komentarus, galėsiu jums parodyti. Ten labai fainas dalykas yra. Arba description'e gal paliksiu komandą, nežinau.
pažiūrėsim, gal jūs ir nusirašytis. Tai gerai, dabar jau buvau pradėjęs susisveikinti, bet tai neatsisveikinau, tai šitą epizodą su jumis buvau aš ir Trolis Tolis, ir šiandien mes jums sakom viso gero.